Sveiki, tik artėja dar vienos Eurolygos varžybos. Šį kartą prieš Barceloną, praėjusiose varžybose prieš Milano Olimpiją. Sakiau, kad naudoju dvi sistemas ir jos abi parodė skirtingą rezultatą. Šį kartą irgi yra panašiai, todėl liksiu tiek prie klausimo horoskopo, kuris praeitąsyk pasteisino. Pažiūrėsim, ar ir šį kartą pasteisins. Taigi Žalgiris dvyniuose, jų valdovas Merkurijus. Ir jis yra Skorpione kartu su Marsu, tai kaip ir su didelė energija, su didelė noru, kovingumu, bet kaip šeštas būstas toks biškai lėtesnis. Prie pliusų galima dėti, kad ašis daro teigiamą aspektą į Merkurijų, tiesą sakant, nežinau, kiek daug naudos tai duos. Barcelona šaulyje, valdovas Jupiteris. Egzaltacijo, tai rodo, kad Barcelona dės maksimalias pastangas nugalėti antram būstą, tai tokia Barcelona gal biškį ne taip gerai įsivažiuojanti, bet vis tiek tvirta, sunkiai pastumiama. Taip pat Fortunos taškas šalia taip pat padeda Barcelonai ir turime Jupiterio gerą aspektą į Saturną. O Saturnas yra 10 namo valdovas, tai reiškia, kad 10 namas, tai ko siekia komandos pergalė, tai Jupiteris daro gerą aspektą į Saturną. Tai viską sudėjus dėja, bet manau, kad Barcelona pratęs tą Žalgirio pergalių badą. O gal taip nebus, bet pažiūrėsim ketvirtadienį. Tai iki kitų kartų.